Šiandien Ikonos TV kalbina Asta Padagaitė. Labas, Asta. Labas. Asta yra vaikiško prekės ženklo Back to Hug įkūrėja, vystytoja, verslininkė, ar ne? Kaip turėčiau tai pristatyti? Esu verslininkė nuo iki, taip darau nuo produkto iki jo pardavimo. Bet tu pati sukūrėjai, tu viską matei viziją, tu įkūrėjai savo verslą, tada tu pasamdėjai žmonių, kurie tau padėtų, ar ne? Megzti, nes tai yra mezginių tavo prekės ženklas, nes tu visko nebespėjai, viskas taip atrodė. Kaip tas visas pagreitis išsivysto štai nuo idėjos iki to, kad tu gali jau gyventi iš to? Labai viskas natūraliai. Iš tikrųjų nebuvo jokių dirbtinių spazmų, jokių labai didelių strategijų. Tiesą pasakius, ypatingos verslo strategijos neturiu po šiai dienai. Viską darau natūraliai pati iš savęs, kaip man atrodo, kaip diktuoja nuotaika, kaip diktuoja sezonas ir pakankamai sėkmingai slystu dar tokiu būdu dirbdama. Žinau šitas visas marketingo teorijas ir jas matyt nejučia pritaikau. Tiesiog aš nelabai turiu laiko, augindama 3 vaikus, atsisėsti ir susirašyti marketingo strategiją, kas aišku būtų labai sveika. Tai tiesiog turi taikytis natūraliai. Sakau, žinias kaupiu, jas turiu, tikrai žinau, kaip darosi, kaip turi būti. Tiesiog kartais net pačiai patinka nesilaikytų taisyklių. Nes kartais pasiteisina jų nesilaikymas ir drąsa. Lūžis buvo nėštumas. Tai pagrindinis lūžis buvo šitas labai lauktas nėštumas. Ir be abejo, kai pastojau, susisuko smegenys iš laimės visų pirma. Ir apie jokius darbus, apie jokius pokyčius aš negalvojau. Tiesiog natūraliai džiaugiausi situaciją ir kadangi laukiaus dvynių, paguldė mane į lovą. O kadangi žmogus esu veiklus, aktyvus, tai man tas gulėjimas lovoje buvo labai sudėtingas. Tai natūraliai aš prisigalvojau, ką aš galėčiau dabar daryti gulėdama. Tiesiog, kad būtų veikla. Be jokių minčių, kad aš čia parduosiu, darysiu verslą ir taip toliau. Kadangi mokėjau visada megzt, tai patogiausia gulint, ką daryti. Arba skaityti, arba megzti. Tai vat užsiėmiau mezgimu. Tuomet, kai jau būtų reikėję užbaigti motinystės atostogas, jau nebebuvo net klausimų, kad aš kažkur grįšiu ir kad aš grįšiu į ofisą apskritai. Nes jau buvo pakankamai viskas įsivažiavę. Tai, sakau, net į tą pusę nebegalvojau. Nežinau, aš gal turiu pamažinti tą baimės jausmą kažkokį. Iš tikrųjų, nes jeigu aš pajaučiu aistrą, pamatau kažkokią veiklą, kuri mane veža, aš panyru visą galvą ir kažkaip natūraliai išsivysto, kad visi kiti punktai irgi savaime susidėlioja. Labai džiaugiuosi, kad taip viskas organiškai, natūraliai, be jokių milžiniškų duobių, nesklandumų, 6 metus ir gyvuoja. Aš neparduodu daikto kaip daikto. Aš jį kūriau su tokia mintim, kad jisai būtų ilgalaikis, kad jis būtų kasdienis, kad būtų toks draugas nematomas, kaip pasakyti, kad būna prie daiktų pripranti ir tiesiog be jo negali gyventi. Tas pats kaip džinsai, mėgiami batai, megztinis, tai vat norėjau sukurti tokį daiktą ir manau, kad man pavyko. Ir aš jį parduodama irgi stengiuosi jį įteikti su tam tikru aptarnavimu, kad žmogus jaustųsi absoliučiai patenkintas. Žinai, kai aš pradėjau, tai buvau tokia viena iš pionierių, išprotėjusių mamų, kurios išdrįsta išėjusios motinystės atostogų užsiimti verslu. Dabar mamos yra gerokai drąsesnės. Tai patarimas galbūt toks, kad pirmiausia užsiimti tuom, ką išmanai labai gerai. Arba sugalvoti idėją ir ją išgromuluot labai gerai, kada tu esi tikras specialistas tos srities, tada rodyt produktą, tada parduot ir tada seksis.